Labas visiems, gal greičiau visoms, nes aš manau, kad mano kanalas ir mano postai, sistema yra skirta daugiau moterims, nes labai noriu daryti tokią misiją ir padėti moterims atsigauti po įvairių gyvenimo išgyvenimų. Po įvairių išgyvenimų. Tai nesvarbu, tai imkim netektis, nesklandumai, konfliktai, skyrybos. Nes realiai tai viską aš tai pati praėjau. Tai pradedant nuo to, dėl ko noriu šitą postą šiandien kelti. Dėl to, kad vakar mano draugė liepė man eiti į filmą The Housemaid apie tarnaitę. Nepasakosiu filmo siužetą, labai rekomenduoju nueiti pasižiūrėti, o visa esmė, dėl ko postą darau, tai Dieve, net šiurpai nuėjo. Tas filmas mane taip paveikė, kad aš vakar kino teatre net dabar iš tikrųjų sukilo emocijos ir kortizolis. Tame kino teatre realiai išgyvenau iš naujo. Vienu žodžiu, tai yra filmas, kuris atspindi mano asmeninę patirtį santykiuose su mano buvusiu vyru. Tai yra apie psichologinį smurtą, kuris yra neįrodomas. Kuris yra neišmatuojamas, kurio negali apskūsti, išsimti abdukcijos. Ir kai tik tu jauti diskomfortą ir jauti iš tikrųjų, kad su tavim nori susidoroti, tau yra įdiegiama, kad tu esi neadekvati, kad tu esi nenormali, kad per jautri, kad prisigalvoji, kad galbūt tau jau reikia, pavyzdžiui, pagalbos pas psichiatrą. Kai tavo įžvalgos paverčiamos juokais ir tu atrodai realiai kaip paranoikė. Nepulsiu aš čia pasakoti to savo gyvenimo, nes nėra ko čia skalbti tų kojinių. Bet esmė tokia, kad aš pasirinkau tą žmogų savo patirtims, kad tam žmogui gimdžiau vaikus. Šis postas ne apie tai, šis postas apie tai, kad apie stiprybę gal, apie stiprybę, apie suvokimą, apie savivertę. Ir būkit geros, pasižiūrėkit tą The Housemaid. Tai kažkoks kosmosas iš tikrųjų. Tai realiai mano scena, kaip aš atsistoju iš tų santykių. Kai niekas absoliučiai manęs nesuprato. Kaip ramų, gražų, gerą vyrą aš išvėjau iš namų, tuo pačiu skaudindama absoliučiai visus artimuosius,
vaikus ir panašiai. Bet tik mano stiprybės dėka šiaip aš čia sėdžiu ir esu gyva, nes per bendrus 24 metus tai buvo realiai 3 realūs norai pasitraukti iš šito nuostabaus gyvenimo. Nėra ko didžiuotis iš tikrųjų, bet noriu tik tais jums pasakyti, kad aš po savo visų patirčių, pro praeitą tą visą kelią, sukūriau tą antropo sistemą ir ją jau baiginėjau. Iš tikrųjų labai gražiai. Ir supratau savo misiją, kad savo drąsa ir savo ryžtu aš noriu jums visoms padėti. Tai šiandien pirmas postas apie tai, kad jūs turit pažiūrėti šį filmą. Ir aš atsiprašau už savo emocijas, bet šiaip jisai mane taip paveikė. Nenoriu aš čia vaidinti aukos, nes realiai aš pati tokia į tą rolę įėjau ir aš pati pasirinkau tą patirtį. Bet šiandien žinau aiškiai, ko nenoriu. Tai mielosios, būkite stiprios. Nes aš ją tapau. Tai va. 100 bučinių. Laikykitės.